Apsaugokite automobilį nuo rūdžių. Amerikietiška antikorozinė danga. Antikorozinis padengimas sustabdys jau esančias rūdis ir neleis atsirasti naujoms. Antikorozijos centras Alytuje, Likiškėlių gatvė 33. Netoli Alytaus į avariją pateko keleivius vežęs mikroautobusas, vienas žmogus išvežtas į ligoninę. Nelaimė įvyko šeštadienį kelyje Simnas Alytus. Įvykio liudininkų teigimu, 2 vilkikai važiavo Alytaus kryptimi. Jiems pravažiavus geležinkelio viaduką iš šalutinės Jūratės gatvės į kairę pavojingai išsuko lengvasis automobilis. Abu sunkvežimiai staigiai stabdė ir išvengė susidūrimo. Tuo tarpu paskui juos iš Vokietijos į Lietuvą darbininkus vežęs mikroautobusas Ford nespėjo sustabdyti ir atsitrinkė į tą pačią kryptimį važiavusio sunkvežimio puspriekabę. Avarijos metu nukentėjo keleivė, greitosios pagalbos automobilyje jai suteikta pirmoji pagalba, bet medikai nusprendė ją vežti į Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninę. Avariją sukėlusio automobilio vairuotojas nesustojo ir nuvažiavo Alytaus kryptimi. Įvykio aplinkybės tiria Alytaus policija. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.